Manipuliatorius tai nuostabus kaukių keitėjas. Kuo gražesnėm vertybėm paremta kaukė, tuo labiau su ja galime sumanipuliuoti ir gauti tai, ko norime. Todėl manipuliatoriai puikiausiai tai išnaudoja. Manipuliatorius vienu momentu gali užsidėti teisuoliu, teisingiausio kaukę, kitu atveju gali būti geradaris, trečiu šventasis, ketvirtu įsimylėjęs ir su meilės kaukė galima labai daug sumanipuliuoti kitais žmonėmis. Ir daug kitų kaukių galime išvardinti, tiek teigiamų, tiek neigiamų, kurių pagalba žmonės manipuliuoja vieni kitais. Mes visi manipuliuojame. Manipuliacija šio pasaulio dalis. Ir vieni žmonės tai daro visiškai nesąmoningai, net patys nepriimtami to kaip manipuliacijos, o kiti tai daro labai tikslingai, sąmoningai, žinodami kokiu tikslu ir ką būtent daro, kaip elgiasi ar kalba. Taigi, pavyzdžiui, kritika. Kritikuojantis žmogus gali būti, paimsim taip dabar, tiesiog padalinsim į dvi rūšis. Tas, kuris laimėjo, ir tokia kritika man panašu kaip jau pralaimėjusio gulinčio dar ir damušimas. Taip jis tai daro tyčia su vienu ar kitu tikslu. Vienas iš tų tikslų gali būti, kad kitą kartą nereikėtų. Tai yra, šiandien aš tave dar labiau sutrypsiu, dar labiau pažeminsiu, dar labiau įrodysiu tavo netiesą arba tavo silpnumą. Ir kitą kartą man nereikės naudoti energijos, eikvoti josios tam, kad tu iš karto liktum ten, kur esi. Tu iš karto būtum pralaimėjęs. Tu nedrįstum prieš mane aplamai kovoti. Antras būdas tai būtent to pralaimėjusio bandymas kritikuoti tą laimėjusį. Ir šiuo atveju žmogus nesusitaiko su savo padėtimi. Jis bando bet kuriuo atveju apsivalyti savo mundurą, atsistoti lygiai su tuo, kuris laimėjo, įrodyti, kad jis toks pats, tik šiuo metu su juo kažkas įvyko. Čia kaip tam anekdote apie zuikį ir spuoguotą varlę. Anekdotą kada nors kitą kartą. Arba parašykite prie šio video apačioje, būtinai šį jums papasakosiu arba ant jau parašysiu komentaruose. O būtent auka kritikuodama tą, kuris pranašesnis, siekia tiesiog pasikelti save aukščiau, tiesiog surasti būdus, kaip įrodyti, kad ne tai, ką gavo laimėjęs, o tai, ką gavo pralaimėdamas tas, kuris pralaimėjo, yra daug naudingiau arba daug vertingiau. Ir sutikit su manim, viskas dualu ir tikrai galime pamatyti, kad tarkim, vienu atveju geriau pinigai, o galbūt kitu atveju geriau žmogiškumas, sąžiningumas arba tiesiog paslaugumas. Klausimas, kurią vertybę mes paimsim ir pasakysim, kad būtent ta vertybė laimėjo, nors galėjo laimėti priešingą. Arba laimėjo abidvi. Taigi, manipuliuojant mes pasikeliam save prieš save. Ir prieš kitus taip pat, jeigu toks manipuliacijos arba taip kritikos, šiuo atveju apie kritiką kalbu, poreikis. Ar tai blogai? Tikrai ne. Jeigu tai daroma tam tikrose normose ir žmogui iš tikrųjų po to geriau. Jeigu jis tokiu būdu išlieka, apsigina, dar kažką ir iškovoja, gauna arba pasiekia. Taigi, su manipuliacija daug pasiekia tie, kurie manipuliuoja nerealiai gerai. Ir tarp tokių jūs galite rasti ir vadovų, ir ypatingai politikų. Ir politikų tiek lokaliai mūsų šalyje, tiek pasaulinėje politikoje. Pamatysite, kad ten nuostabiausi manipuliatoriai. Ir jeigu išskirti pagrindinius manipuliacijos įrankius, tai juos galima suskirstyti į tokias 3 dalis. Nors, aišku, skirstimų yra visokių. Pavyzdžiui, žmogus, kuris per daug užtikrintas savimi, tikinti savo tiesą. Jisai įsitikinęs, kad yra taip ir jam nebesvarbu, kad yra net papildomi argumentai rodantys priešingai. Labai dažnai įtikina kitus ir pasiekia visiškai vengdamas
mm, vieno ar kito dalyko. Taigi, tai tam tikros psichopatiškos savybės, mm, pabrėžtas toks susireikšminimas savo tiesose. Ir jeigu tai yra normoje, tai mes tokio žmogaus tikrai psichopatų nevadinsim, nelaikysim, ar ne, nediagnozuosim jam tokių problemų. Tačiau jis iš tikrųjų vienaip ar kitaip naudojasi būtent šią įtikinėjimo ir tokio vidinio egocentriško tikėjimo gale. Mes, kada esame tikrai tvirtai užtikrinti, mes labai lengvai palenkėme kitus žmonės į savo pusę. Kai jie mato tokį užtikrintumą, jie nedrįsta dažnai abejoti. Arba bent jau nemato vilčių kaip nors jūs užginčyti arba jums įrodyti priešingai. Mato, kad tai beviltiškai. Tai mažų mažiausiai palieka jūs savarankiškai nuošaly siekti savo tikslų, vadinasi, jūs gaunate erdvę, jūs apginate savo ribas. Kitu atveju jie patikė jumis ir eina iš paskos paskui jūs, siekdami to pačio, padėdami jums tai pasiekti. Patikėkite, tai veikia. Kitas būdas tai yra makiaveliškas būdas, kai žmogus lankstus ir geba labai lengvai peršokti nuo vienos vertybės prie kitos, nuo vieno įstikimo prie kito, tarsi jis neturėtų jokio įstikinimo, o iš tikrųjų jis tai manipuliuoja jūsų vertybėm, jūsų ketinimais, jūsų rezultatais, jūsų įsitikinimais. Tai žmogus, kuris būtent turi daug įvairių kaukių. Beje, manipuliatoriai puikiausiai moka mainyti tas kaukės. Meilė ir įsimylėjusio kaukė gali būti pats stipriausias įrankis, kad paveikti kito žmogaus valią ar kito žmogaus kryptį, tikslus. Geradario, šventuolio, teisinguolio. Kokią be paimtumėt kaukę, jūs pamatysite, kad su kaukėmis žmogus pasiekia bet ką. Bet kad būti vienam ar kitam vaidmenyje reikia labai gabiai nukišti savo tikrąjį aš, išlaikyti jį ir manipuliuoti žmonių emocijom, žmonių silpnybėm. Ir toks žmogus išlaikys tą savo manipulacijos gebėjimą tiek, kiek jam reikės, kad pasiektų tai, ką nori, o paskui persivers ir kalbės priešingus dalykus. Tarsi to ir nebuvo. Tarp politikų jūs dabar labai dažnai galite pastebėti būtent šitą žaidimą. Na ir kitas narcisizmas, ar ne, gebėjimas jausti tą pranašumą prieš kitus, būti įsimylėjusiu pačiam save ir nuolatos jausti, kad visi poreikiai mano yra svarbesni, aukštesni negu kitų žmonių. Ir jie žino, dėl ko tai daro, nes jie labai gražiai moka panaudoti kritiką kitus, pažeminant arba visiškai nesureikšminant, sumažinant reikšmingumą, o savo svarbą ir savo poreikių svarbą pakeliant aukščiau visų kitų. Tai taip pat puikus manipuliavimo būdas. Bet taip pat lygiai galima pasakyti, visi šitie būdai yra tiek pat puikus, tiek pat žiaurūs. Ir jeigu juos mes atskleidžiame, pamatome, tampa neskanu, tampame atsparus visiems šiems manipuliavimo būdams. Jeigu mes jų nepastebėme, mes tik avys nuolatos palankiai vykdantys manipuliatorių užgaidas. Taigi, kaip pamatyti vieną ar kitą manipulaciją, kaip tai padaryti anksčiau, negu buvo sumanipuliuota. Ir kaip iš jos išeiti taip, kad nenukentėti, o dar galbūt ir kažką pasiekti. Tai pirmiausiai reikia žinoti pažingsniui, kaip daromos tos manipulacijos. Išmokti jas atpažinti mūsų gyvenime, mūsų kasdienoje. O po to atpažinus mokėti vienom ar kitom pasinaudoti. Aš dar kartą paminėsiu. Naudoja jas visi. Moralas arba moralė, atsiprašau, kuri naudojama tam, kad kažkas nemanipuliuotų, būtų nuoširdus, atviras. Toks žmogus tai tik tai laukas kitam manipuliuoti. Tai resursas panaudoti prieš jį vienus ar kitus įrankius, nes jis duoda visą medžiagą, kad tai padaryti.
mes matom jo silpnybės, ydas, mes aplamai valdom informaciją apie jį, o su ta informacija galime daryti, ką tik norim. Todėl vieni tampa manipuliatorių įrankiu, patikėję šio pasaulio geranoriškumo visais atvejais, o kiti paima tai ir panaudoja savo tikslais. Taigi dar kartą pasikartosiu, kad norint išlikti ir dar kažką pasiekti, reikia pirmiausiai suprasti, kaip tai daroma, atpažinti tai, kaip tai vyksta pasaulyje, matyti ir pastebėti tai, o po to dar ir žinoti, kada ir kokiuose vietose verta vieną ar kitą įrankį panaudoti savo. Arba bent jau suprasti, kuriuos įrankius jūs išmokot vaikystėje naudoti, jau naudojate. Ir tai daryti sąmoningai ir tikslingai, o ne tik tada, kada pavyko, nepavyko. Tai yra būti labiau sąmoningam savo bendravime su kitais žmonėmis. Kur tai galima išmokti? Aišku, neurolingvistinio programavimo praktikų kursas taip pat ir apie tai, apie efektyvų bendravimą žmonių su kitais žmonėmis. Čia yra dviguba nauda. Iš vienos pusės jūs būsit atsparesni ir kritiškiau žiūrėsite į kitų žmonių elgesį, o iš kitos pusės jūs ir patys aiškiai žinosite, kaip pasinaudoti tam tikrais įrankiais, kad gauti tai, ko norite. Kai kurie tikrai dabar pagalvosite, kad mokintis kažko blogo yra blogai. Bet dar kartą paminėsiu, tai nei blogis, nei gėris. Tai tiesiog mūsų bendravimo forma, kurią mes naudojam vieni prieš kitus. Taigi, jeigu jūs norite geriau išmokti, suprasti, kaip jūs veikia kiti žmonės, kaip jūs veikiate kitus žmonės, ateikite į kursą, bus labai įdomu. Iki pasimatymo.